kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jam, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, davai pamąstam, kaip galima tavo problemą išspręsti. Hei žmogau, pasakyk man, pasakyk jai, kaip galima savęs nekęsti. Hei žmogau, davai pamąstam, kaip galima tavo dilemą išspręsti. Man teko gyvenimą pakeisti keletą mokyklų, nes turėjau vieną tokią, galbūt, nežinau, gerą arba negerą savybę, aš buvau žiauriai smalsus ir turėjau savybę nesutart su administracija. Administracija tai yra direktoriai, klasės auklėtojai ir visokie mokytojai, bet ne dėl to, kad aš buvau piktas vaikas ir ten, kad nors piktai kažką tai darydavau, o dėl to, kad aš visą laiką viską, ką man liepdavo daryti, arba kokias užduotis mums visiems bendrai iškeldavo, aš visą laiką užduodavau klausimą, kodėl. Kai man sakydavo, turi padaryti tą ir tą. Aš sakydavau, kodėl. Buvo toks nutikimas, kuris mane privertė irgi susimastyti apie tam tikras vertybės gyvenime. Aš augau kaime name, ne? Mano močiutė ir senelis turėjo namą. Gretimai buvo kitas namas, kaip ir visa mūsų gatvė, sudaryta iš namų. Ir kadangi aš augau nuo pat vaikystės, tai aš buvau vietinis. Ir manęs niekas nelietė, aš buvau ten visiems pažįstamas, visiems draugas ir viskas su manim buvo gerai. Bet mano kaimynus vieną kartą atvažiavo anūkas. Jam buvo kokie 14 metų, jis buvo Vilnietis. Ir jis niekada ten kaime nėra buvęs iki tol. Nu ir tada, vėlgi, vat kaimo hebra visa mano, nusprendė, ką reikia daryti. Kaip viskas paprasta, ne? Ta prasme, jisai buvo gudrus vaikas. Jis niekur neėjo iš kiemų. Jisai iš tikrųjų niekur nesireiškė. Jis nieko nekalbėjo, jis gyveno tam, atvažiavo pas senelius savaitę ir kiek laiko, jis ten ravėjo daržus, nu kaip visi žmonės, kurie gyvena kaime, ravėjo daržus, ten padėjinėjo seneliams, skaldė malkas, bet niekur neįdavo iš teritorijos, nežinau kodėl. Ir niekaip vietinė hebra negalėjo jo pagauti. Ir tada viskas baigėsi tuo, kad vienas toksai pilietis iš mūsų jau tos kaimo jaunuomenės, pravardė Milžinas, nes 1,40 m ūgio buvo, toks vyrukas, bet toks kresnas, žemaitis, galų gale neiškentė, priėjo prie tvoros ir sako, ateik čia, žinai, tam vaikinukui. O sako, kas yra, ateik čia, žinai. Tas priėjo arčiau, sako, dar arčiau, priėjo dar arčiau, nu, trenkė jam vienu žodžiu. Trenkė, tas nukrito ir sako, nu ką, Vilnietį, tipo kietas, žinai. Tas Vilnietis, kuris dabar buvo išvadintų kietų ir kur gulėjo sukrūvintą nosį, kieto nevaidina. Jis nepasakė nei vieno žodžio, jis nepadarė nei vieno veiksmo, jis neišprovokavo jokio konflikto. Bet tie vat žmonės, su kuriais aš augau, jie jį užpuolė, sumušė, sakykim taip, vien dėl ko? Kodėl? Nes jo nepažįsta, ne? Tai vat, žinokit, pati didžiausia visuomenės bėda yra nepažinti. Kai tu nežinai ir neturi informacijos, tada automatiškai bijai. Nu, bijai, nes kiekvienas nepažįstamas žmogus tau kelia baimę, o gal jis koks nors baisus, o gal jis koks nors pavojingas. Ir tada, net nebandydami ieškoti kontaktų, visuomeniai mes dažnai priimam paprastą sprendimą. O davai mes jį uždusinsim. Vat jeigu mes jį sumušim, nusmugdysim, pažeminsim, tada jisai nebedrys mūsų užpulti. Nedaug dievė. Ir tas visuomenės modelis, jis puikiai gyvena. Nors taip, turbūt kiekvienas mūsų, pat jeigu į to žmogaus, kuris gavo į nosį, arba į to žmogaus, kuris buvo pažemintas, arba į to žmogaus vietą pastatytume save, mes tikrai nenorėtume juo tapti. Nes mums irgi kartais tenka atsidurti naujoje aplinkoje. Panikos migla, mano bėda, kaip liga sloga, išgydoma.